Aš esu mirtis. Ir man kartais pasidaro nuobodu. Šiandien jums papasakosiu istoriją apie jauną porelę, kuri apsilankė mano bare. Ir viskas prasidėjo taip. Tai kur einam? Arti mūsų atsidarė naujas bariukas, tai norėčiau su tavimi jį nulėkti. Gerai, einam. Pradžia buvo kukli. Jie atėjo pas mane į barą, kurio pavadinimas beje Alfred Ši. Po kelių valandų pamačiau, kad jiems pasidarė nuobodu, kaip ir man. Tada prisėdau prie jų staliuko ir pasiūliau sužaisti žaidimą. Mergina paklausė, koks tai bus žaidimas. Tiesiog užsiminiau, kad žaidimas bus labai rizikingas ir žaisime kauliukais. Tačiau pamiršau užsiminti, kad statymas bus jų gyvybės. Iš pradžių jie dvejojo, bet galiausiai sutiko žaisti. Todėl aš atveriau duris į žaidimo kambarį. Kaip tu čia atsidūrėm? Kaip mes čia atsidūrėm? Kas čia vyksta? Jums tai turėtų mažiausiai rūpėti. Prieikite arčiau. Čia tik šiaip užuks triukas ir viskas. Iš jų reakcijos matosi, kad jie tikrai nesitikėjo atsirasti savo bute. Tai kokia kita rizika? Šiame žaidime jūs statote savo gyvybės. Jeigu laimėsite, tai gyvensit. Na, jeigu pralaimėsit, patys suprantat. Jeigu nežaisite, tai tiesiog pralaimėsite. Kaip tai? Tu nesakei, kad rizika bus ant tiek didelė. Žaidžiam. Žaidžiam. Meskite. Jums liko po vieną metimą. Galia visą tai. Jūs ir nemesti. Ką tu darai? Žaidimas baigtas. Ir jūs pralaimėjote. Tikriausiai jie nežinojo, kad baro pavadinime Ši turi reikšmę, kadangi Ši reiškia mirtį. Toks buvo jų likimas ir buvo lengvabūdiški, sutiko žaisti šį žaidimą, galvodami, jog tai bus tiesiog žaidimas. When the night is over, my life is over.